Yra dar vienas svarbus išvykimo krepšio turinio elementas, tai atsarginis telefonas. Šiuo atveju pas mane yra įdėtas pats paprasčiausias senovinis telefonas, jis super lengvas, nežinau, jeigu 50 gramų sveria, tai jau čia sakyčiau daug šiuo atveju, bet man atrodo net lengvesnis jisai yra. Kam šitas telefonas skirtas? Tai jisai skirtas ekstra atveju, kada maniškis telefonas sugedo, išsikrovė, nebeveikia arba pasimetė tiesiog. Čia turėčiau būti, aišku, susivedęs iš karto pagrindinius kontaktus, tai reiškia artimųjų kontaktus, kitus svarbus duomenis, kurie man gali būti reikalingi. Tai jeigu mano telefonas tiesiog neveikia, aš jį persidedu savo SIM kortelę ir galiu iš karto naudotis. Jeigu pamečiau telefoną, čia yra įdėta irgi iš karto atsarginė SIM kortelė su numeriu. Tai gali būti papildoma kortelė tokia, kur tiesiog, kad turėtumėt galimybę pasiskambinti. Dabar čia vėlgi matot senovinis toksai telefonas, tai reiškia, jeigu aš dėsiuosi savo kokią nano kortelę, greičiausiai netiks tam reikalui, reikėtų turėti kažkokius adapterius. Tai jie nedaug sveria, mažiukas dalykėlis, bet jisai leidžia bet kokio tipo korteles dėti į bet kokius faktiškai telefonus. Tam ir yra skirti adapteriai. Tai jeigu, sakykime, mano ten kokia nano ar ten mikro, nežinau kokios ten tos kortelės tiksliai būna, bet kortelė netinka šitam telefonui, įdėjau į adapterį, tiesiog įdėjau šitą telefoną ir veikia. Labai fainas dalykas yra, kad senieji telefonai, jeigu prie jų prijungia ausines, ausinė tampa radio antena. Ir tada aš turiu radio imtuvą. Čia reikia atkreipti dėmesį, kad didžioji dalis moderniųjų telefonų, nors ir turi radio imtuvą savyje, bet jie radiją transliuoja iš esmės iš interneto. Ir jeigu internetas nebeveikia, tai ta radio funkcija neveikia. O šitas aparatas, prijungus prie jo anteną, tampa radio imtuvu. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, neturite radio imtuvo, bet turite tokį senovinį telefoną su ausinėmis, tada jūs iš esmės galite manyti, kad turite radio imtuvą, kuris atliks tą funkciją neblogiau už tikrą imtuvą. Tai atsarginis telefonas yra svarbus. Kai kurie vietoj atsarginio telefono dedasi ir racijas. Racijos padeda komunikuoti, kai nėra iš viso jokio mobilaus ryšio, bet čia atskira kalba ir nežinau, aš asmeniškai skeptiškai truputėlį vertinu, nes radio ryšys, jisai per daug atviras. Ir jeigu, sakykime, tai būtų karas, tai radio ryšių aš galiu pasakyti per daug informacijos. Ir be to racijos yra riboto veikimo. Jeigu, sakykime, jūs vienas nuo kito nutolote per 10 km ir tenai tarp jūsų stovi namai, tai greičiausiai su racijom irgi bus neįmanoma susisiekti. Tai mano manymu yra optimalesnis variantas turėti tiesiog atsarginį telefoną. Ir aišku, nepamirškite, kad visose ekstremaliose situacijose, jeigu yra būtinybė susisiekti su artimaisiais, yra visą laiką geriau rašyti SMS trumpasias žinutes, nes vienas dalykas, jeigu tai globali ekstremali situacija, gali būti, kad jūsų tiesiog skambutis nepasieks adresato, nes visi vienu ir tuo pačiu metu skambins. Kitas dalykas, užgrūsint telefono linijas, tada žmonės negalės priskambinti į valstybinės institucijas tokias kaip ugniagesiai, kaip greitoji pagalba, policija, tada chaoso bus dar daugiau. Siųsdami trumpasias SMS žinutes, supraskite, kad netgi jeigu iš karto adresatas negavo, nes didelis srautas, pavyzdžiui, buvo tų žinučių vienu metu, tai vis tiek bus taip, kad SMS žinutė dar kažkurį tą laiką, kiek mano žiniomis, 48 valandas bandys iškeliauti. Tai reiškia, tavo aparatas lauks, gaudys tą momentą, kada galės išsiųsti žinutę ir per kažkurį tai momentą vis tiek jinai nukeliaus. Vėlgi, jeigu aš skambinu, skambutis, netgi ir trumpas, labiau iškrauna bateriją negu trumpoji SMS žinutė. Tai vėlgi ekstremalio situacija, jeigu aš neturėsiu galimybės artimiausiu metu pasikrauti telefoną, bateriją turiu taupyti ir tada kiek įmanoma mažiau ją eikvoti. Tai siųskite SMS žinutes ir viskas bus labai gerai.